Na, nežinau kaip jūs, bet aš tai važiuoju prie jūros. Rikiuojamės bendrai nuotraukai, Vingio parkas, 24 metai mes leisimės į žygį, minsim į Palangą, prie jūros. Oras šiandien tikrai toks kad kai norisi būti prie jūros. Karšta, nors rodė, kad bus ir lietaus. Dabar pasidarom nuotraukėlės išvykimo, pasidarom video ir minsim atostogų. Savaitį pailsėti prie jūros. Ieva, Žydrūnė, Santa, Rimvydas, Grėtė, Linas, Mindaugas, Matydas, Aistis. Dar vienas Linas. Minvydas, Valdas, Nerijus, Ernestas, Žygimantas, Gvidas, Vilis. Viktoras. Nu va, turim nufilmavę, kas išvažiavo, nufilmuosim ir kas davažiuos, patikrinsim, linkėjimai giminėm, kas stebi, linkėjimai tiem, kas iš palapinės dabar žiūri. Dabar dar pasikeliam droną ir apvažiuojam garbės ratą aplink Vingio parką ir jau išjudam. Nežinau kaip jūs, bet aš tai važiuoju prie jūros. Iš Vingio parko startavom jau 7 kartą, startavom į jūrą, į Palangą. Nepavydėkit, žinau, kad pavydit, žinau, kad daug kas nori, svajoja, nedrįsta, nesiryžta. Mūsų čia išvažiavo net nežinau kiek, kažkiek virš 20, susiskaičiuosim eigoj, nes dar prisijungs rytoj. Poryt žmonės, kas nedrįsta važiuoti viso maršruto. Ir tiesios akimirka bus Palangoj ant tilto. Matysim, kiek ten mūsų pasieks galiausiai tą Palangą. Nekviečiu užsiprenumeruoti YouTube kanalą, jeigu nori matyti mūsų visą kelionę. 5 dienos, 5 bus video. Ačiū Matui, kuris sėdi, montuoja. Tai yra netgi, galima sakyti, vienas iš komandos narių. Važiuoja kartu, pamato visus kadrus, kurie pakliūna viešai ir tuos net, kurie nepakliūna viešai. Viską jis pamato. Linkėjimai Matai ir Tadai, linkėjimai. Visiems žodžiu linkėjimai, kad žiūrit. Linkiu išdrįsti ir jums vieną dieną leistis panašią kelionę. Reikia pabandyti kamerą pasitvirtinti ant viršugalvio. Jums bus papildomas matymo kampas. Kalnas, kuriame padarom avarijas jau kelis metus. Džiaugiuosi, kad įveikėm tą vietą, kur avarijas vis padarom. Šį kartą be avarijų. Jau sustabdžiau, prašiau visų, priminiau. Nu ir suveikė, kad mes saugiai judam tolyn, link Trakų. Toks visiškai dežavų jausmas, vėl mint. Tas pats visas maršrutas, kompanija kita tik tai. Bet pabiški kilometras po kilometro įsijauti į žygį, į atostogas tokias. Prasimint, aktyvus poilsis. Kaip pirmi kilometrai? Labai geri, fantastika, easy. Gerai. Easy? Grandinė pamesta buvo. Pirmas remontas? Jo. Gerai. Sako, nepargriuk. Gerai būtų. Kas nutiko? Bėgi nebepernau. Ant vieno bėga mini? Taip. Kurio?
Per. Laukinis tvarką prižiūri. Taip, taip. Tau dviratį tvarko, tau varo kibinę Aš šo. valgyt, kad nesupūšiau. Kaip kilometrai? Gerai, fainai. Kepurės kokias įsitaisiusios. Visos. Ne? Ai, nu jo, paskolinau. Nuo saulės. Čia yra remonto komisija, ne kaip čia, žodžiu, jo, kaip čia konsiliumai būna ligoninėse, daktarų konsiliumas, tai čia yra meistrų komisija. Vienas turim hamutą, kitas čia reikia tą paveršti. Hamutą turiu tokių, kad kraują galima sustabdyti. Man tai vis laik įdomu žiūrėti, o kuris paskui išsiriškina tik rimčiausias meistras, kuris ėmas iniciatyvos ir daro kažką. Tai kol kas atrodo, kaip tau minasi? Puikiai. Nesunku? Ne. Gerai. Tu kiek tau metų? 13. 13 metų. 13 metų. Čia bus jauniausia dalyvė tikrai šio žygio. O jau vyriausias dar paskui išsiaiškinsime. Kiek metų pačiam? 64. 64. Po mėnesį į pensiją. Tai va, jauniausiai 13, vyriausiam 64. Galvoju vyresnių bus. Nu, va, šį kartą ne. Nu, va, po mėnesį į pensiją, sakė, apsibandys, kaip minasi ir gal leisis paskui kelionės. Va, dviratuką nusipirko. Nuvarykit šitą iki bėgis iki... GoPro kamera. Tai paskui paprašysiu, kad pasakytų ir savo YouTube kanalą, galėsit pasiekti, galbūt kažkokiu tai žmogus apturės nuotykių išėjęs į pensiją. Čia taip ateini į dviračio tašyti, tai darai. Ir dar miesto prisiminimai. Bauda dar reikia susimokėti. Ką? Koks eiliškumas, ką pakodėti reikia? Dabar jau užtepėlę. Turbūt, kad ką nori, jo, čia, žinok. Tavo receptas ir būna. Čia slaptas receptas. Natūrali pjaustymą ranžutė. Išeina, kad tau. O, kaip grėsmelyčio paruošė. Šiaip aš norėjau dar vieną surišti, bet... Sustojom savo, pietavom, valgėm, normaliai viskas. Vis žiūrim tuščią padangą. Ką padaryti dviračiu? Klausimas. Nu, klausimas, taip. Tai va, turim neįprastesnį variantą. Ant galo ne vienos tašės. Viskas ant priekio. O kaip tas priekis stabilus? Taip pat priekyje viena žvaigždė. Laisvė, visiška laisvė ir erdvė aplinkui. Pažiūrėk. Važiuoju, kur širdis nuneš. Wow. Kada artimiausias autobusas? Šiandien ar antradienį? Kilometrai pildosi, tiksi, nuvažiavom jau 80 km nuo Vingio parko. Liko apie 20. Labai karšta, bet kolektyvas stiprus, visi mina, nėra kažkokių labai daug atsiliekančių. Visi pakankamai vieningai judam į priekį. Išmynėm Vingio parke ir atmynėm čia į Birštono miestą. Halo! Iškrito pirmi lietaus lašiukai. Dabar jie krenta. Dar nestipriai, bet gal taip ir praeis. Nors debesis griaustinis gąsdino, bet kol kas tik keli lašiukai pavijo mus. O stovyklavietėje prie Nemuno mūsų laukia staigmena. Tai važiuojam tos staigmenos pasiimti, liko visai nedaug. Spėjom! Be lietaus! Gorinai, va, kur tai ilgai buvo? Spėjai. Nu tai žinai, tai ten. Kas važiuoja su dviračių Palangą, tai šunų mažiausiai gyja. Nu va, šiandienos suvestinė. 97,5 km. Greičiausias buvo 61 km. Vidutinis greitis 21 km
Per valandą. Įveikėm. Sveikinu. Lengvai. Įveikėm šiandien. Kaip buvo šiandien diena? Normaliai. Daug kalnų. Ne per sunku. Jo, normaliai. Įveikėm. Įveikėm. Pirmas etapas. Pirmas etapas. Pirmą dieną. Sveikinu įveikus pirmą dieną. Dėkui. Kaip diena? Labai gera diena. Tempas, man atrodo, puikus. Per 5 valandas, 100 km. Labai šaunu viskas. Sveikinu su pirmo etapu. Kaip šiandien diena buvo? Labai greit praėjo, gaila, varom dar mėnesį. Pirmas paskutinis. Tau viskas? Jau nebelaiko kojytės? Aš čia va kviečiu pažiūrėti, va. Čia va nuotrauka, kaip Mantvidas atrodė prieš kiek čia metų šitą nuotrauką? 8 metus. Tai kiek jau tada buvo? 14, ne, 14, 13, 14. Pirmą kartą įvyko, dabar va, pirmą dieną tik tai, bet nėra laiko daugiau važiuoti. Kitą kartą. O, palapinė pastatyta. O staigmena tai aišku, va, Romas užkūrė laužą, padarė kavos. Arbatos nevirė, sako, vis tiek visi užkaitę bus, tai nieks šiandien nenorės gerti. Bet ačiū tau už malonų sutikimą. Ačiū jums, smagu buvo. Laužas užkurtas, kavos padaryta. Dar galim ką nors padaryti. Romas testuoja, ruošiasi važiuoti į Norvegiją ir testuoja įrangą. Lauksim video iš Norvegijos. Turbūt nesulauksim, bet mes lauksim. Laukit.